Iki šiol nėra vienos nuomonės apie lietuviškos fotografijos pasiekimus tarybiniu laikotarpiu. Ar lietuviška fotografija buvusi tik ideologijos tarnaitė, o tikroji meninė fotografija prasidėjo tik ėmus ją dėstyti aukštosiose mokyklose? Nepamirškime, kad dar tarpukario fotografai įrodė, kad fotografija yra menas. Tačiau 6 dešimtmetyje po sudėtingų istorinių perversmų viską reikėjo pradėti iš naujo. Ar iš tiesų tuo laikotarpiu socialistinio realizmo etiketė buvo visus suvienodinusi? Gal ten daugiau buvo palankus tiem atstovams, kurie paraidžiui sekė sociumą, fotografavo reportažinio metodu. Jie net ir visą laiką nuolat deklaruodavo, kad jų menininkai ir dailininkai nepriima, nes, reiškia, fotografija ne menas. Tas takoskyra buvo labai akivaizdi, nes pačių to meto fotografų įsteigėjų, gal draugijos, arba ta didžioji dauguma vėliau pasiekėjų iki šių dienų, jie siaurai tą fotografijos priemonę naudojo ir ten ją vadinti ypatingai kūrybinę, kaip ir negalėčiau pasakyti. Fotografijos istorijos tyrinėtojai sutarė, kad tarybinio laikotarpio meninės fotografijos lūžis įvyko 1968 metais. Vilniaus dailės muziejuje surengus 4 fotografų Kunčiaus, Naujiko, Rakausko ir Sutkaus parodą. Po šios parodos buvo prabilta apie fotografų organizacijos, specialistų rengimo būtinumą. Kultūrinėje veikloje palankiau pradėta žiūrėti į meninę fotografiją, jos kūrėjus, formavosi nauji vertinimo kriterijai, kūrėsi fotoklubai. Nuo mažens buvo fotografija šeimoje, kaip ir daugelį, man atrodo, mūsų laiko studijos tarnyba kariuomenėje, studijos inžineriniam statybos institute. Labai plačiai buvo paplyti visokie fotoklubai. Tas judėjimas ir kaip ir mokyklose anksčiau klubai buvo fotografijos. Kaip pati terpė, tai dar iki draugijos, atėjimai iki draugijos buvo ganėtinai palankios tęstinume iš anksčiau. O jau statusą turint draugijos nariui, tai buvo viena iš vienintelių galimybių gal net ir užsiimti gamybą, tam, kad galėtumei besimokydamas aukštoje mokykloje, negalėjai turėti teisės dirbti pilnu etatu. Tai šis atvejis jaunai šeimai gal ir buvo draugijos pagalba. Jinai teisino juridiškai gamybinį tokį padalinį, kuriame galėjai daryti tam tikrus užsakymus. Be pirmųjų fotoklubų veiklos dešimtmečio sunku įsivaizduoti fotografijos meno draugijos įsteigimą 1969 metais ir reikšmingo Lietuvos fotografų žygio į rytus. Po parodos 9 Lietuvos fotografai Maskvoje kritikai prabilo apie lietuvių fotografijos mokyklą. Rusams irgi pasirodė, kad tas etnografinis turinys yra toks įdomus, reikšmingas objektas. Taip pat jie pastebėjo, kad toms fotografijoms būdingas reportažinis metodas, tai reiškia, kad nėra kažkokių manipulacijų, kad visi tie fotografai tiesiog fiksuoja tikrovę, jos neperdirbdami kaip nors ir nenuklysdami į formalizmą, kuris tarybiniais laikais buvo laikomas neigiamų dalykų. Montažas, fotografika buvo nelabai priimtini ir tik tai pavieniai fotografai tuo užsiimdavo. O lietuviai elgėsi teisingai, kad fiksavo tikrovę. Tai buvo gerai. Ir kartu tie tikrovės vaizdai buvo pakankamai pozityvūs, nebuvo rodomi kokie nors dalykai, kurie suerzintų cenzorius ar ideologus. Ta prasme, nebuvo rodoma kokia nors skurdi buitis. Kaip tik fotografai fiksuodavo tai, ką galima pavadinti tokiu dvasiniu žmogaus grožiu. Veidas, akis gilios, išgyvenimai egzistenciniai atsispindintys veide, kažkas tokio, ką netgi skurde, jeigu pamatai, tai nuteikia pozityviai ir tada toks objektas nėra išcenzuruojamas lauk, nes iš tikrųjų nebuvo leidžiama fotografuoti viską ir kaip nori.
Įkūrus fotografijos draugiją Lietuvoje prasiplėtė parodų skalė, atsirado fotografijos salonų. Vis svarbesnė darėsi kokybė, žiūrovų vertinimas, kritikų atsiliepimai. Pati fotografijos forma kalba ir kuria vaizdo prasme, kad tai nėra vien tik tai sausas dokumentas, užfiksuojantis kažkokį tikrovės fragmentą, kaip tarsi kokiam archyvui, bet kad vaizdas veikia žiūrovo emocijas per lytėjimo pojūčius, per vizualius pojūčius, galbūt net sukuria garso asociacijas. Ir čia buvo turbūt sovietmečio fotografų, žymiausių fotografų Sutkaus, Kunčiaus, Macijausko, Rakausko ir kitų stiprybė tame realybės objekte, tame, ką jie fotografavo, atrasti tokią raišką, kuri būtų artima kitiems vizualiesiems menams ir veiktų emocionaliai ir padėtų įsivaizduoti tai, kas nenufotografuota, bet kas yra už kadro. Dvasinės būsenas, poezija, filosofija, tai, ką fotografas norėjo išreikšti. Visi mes turime savo tėvų archyvose savo fotografijų, iš tiesų, savo portrečiukų. Tėvų fotografijos labai geros. Vat būtent iš tėvo pusės, ką pastebėjau, tai kad, taip sakant, mūsų tėvai, kiek teko žiūrėti ir savo šeimos archyvą, ar tai artimų žmonių, draugų, pažįstamų, ar šiaip kokią progą susitikti galerijai, iš tiesų vyriški portretai situacijose, būtent erdvėje, nufotografuoti, jie labai turiningi ir juose labai daug judesio yra. Bet kartu ir jie tokie kartu nuobodus. Fotografija išsikovojo teisę vadintis menu ir tarybų Lietuvoje. Kultūros plėtrai įtakos turėjo gana dažnai rengtos užsienio fotografijos parodos. Nors ir po ideologinės atrankos, vis dėlto lietuvių fotografų nuotraukos patekdavo į tarptautinius fotografijos žurnalus, meninės fotografijos almanachus, fotografijos enciklopedijas. Sovietmečiu buvo sunku į tą pasaulį išeiti, bet mūsų fotografai turėjo ryšių ir vienas tokių svarbiausių ryšių buvo Daniela Mrazkova, Čekijos kuratorė, menotyrininkė, leido fotografijos žurnalą ir lietuvių fotografai jai siųsdavo savo darbus, ten vyko intensyvus susirašinėjimas ir daugelio darbai, kai kurių darbai buvo publikuojami. Kunčiaus, Sutkaus, Rakausko, Macijausko, šitie pagrindiniai fotografai, kurie šiek tiek labiau išėjo į tarptautinę areną. Ir buvo įvairios parodos Vokietijoje, su rytų Vokietija buvo ryšiai, tai tarkim Kunčius nekartą pasakojo, kaip ten darė parodą ir kaip bendravo su tais fotografais ir, žodžiu, išlikę jo reminiscencijų cikle vaizdų apie Müncheną, kaip tik iš to laikotarpio. Arba dar su Lenkija taip pat buvo stiprus ryšiai. Ir dar norėčiau paminėti Niseforo Niepso muziejų Prancūzijoje, kuris savo fonduose, tai yra garsus muziejus ir savo fonduose turi kai kurių Lietuvos fotografų darbus, tai tų pačių mano minėtų Sutkaus, Kunčiaus, Rakausko, Macijausko. Fotoreportažo įsigalėjimas pirmųjų pokario dešimtmečių buvo ir laiko ženklas, vienas iš pasaulinės fotografijos etapų. Humanistinė fotoreportažo dvasia atitiko ir lietuvių fotografų etinį bei estetinį kredo. Ilgainiui susiformavo vyresniosios kartos autorinis braižas, kas šiandien nežino Sutkaus, Kunčiaus, Rakausko ar Aleksandravičiaus portretų. Portreto žanre vyrauja reportažinis metodas, kiek kebliau buvo ir tebėra jį suderinti su fotografijos meniškumu. Dokumentiką galima laikyti menu, kai ji keičia mūsų santykių su pasauliu, kai į darbą galima žiūrėti pirmučiausia kaip į menininko saviraiškos aktą. Man atrodo, kad
visi tie tarybiniai, sovietiniai fotografai, kurie dirbo tuo metu, tai aišku, jau tų pavardžių net turbūt nebeverta minėti, vis tiek žino visi. Tai man kažkaip asmeniškai tai kiekvieną kartą yra labai smagu pamatyti ir tas fotografijas, kurios jau ten labai daug kartų yra matytas ir kažkokios nenaujos, bet naujai ištraukiamos iš archyvų fotografijos labai įdomios, nes kažkaip formuoja visgi tas, kas yra labai arti, o ne taip jau ir toli ir yra. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje tradicinis požiūris į fotografiją pradėjo išsisemti. Plūstelėjo nauja banga, keitėsi pats fotografijos objektas, keitėsi fotografijos raiškos būdai. Tuometinė jaunoji karta, tai čia paminėsiu kelias pavardės: Remigijus Pačėsa, Vytautas Balčytis, Alfonsas Budvytis, Violeta Bubelytė, Gintaras Zinkevičius, Alvydas Lukys, Gintautas Trimakas, Remigijus Treigys, ir jų buvo daugiau. Jiems jau tas reportažas ir jo pozityvizmas ir taip pat turbūt pats kaimas kaip objektas buvo svetimas, galbūt dvelkė ir tokiu nepamatuotu optimizmu, nes 90-mečio pradžia jau buvo tokios atsibodusios ir įsigalėjusios stagnacijos laikotarpis. Aš pati jau tuo laiku gyvenau ir buvo justi visiškas pasidygėjimas ir ta visuomenė, ir tuo, kas vyksta, ir tuo melu. Ir apskritai, kad fotografija, kuri nebesako tiesos, kuri neparodo to, kad gyvenimas tarybinėje visuomenėje yra blogas, tai kad ta fotografija meluoja. Mūsų jau ta vadinamasis maža grupelė žmonių buvo kaip ir trečiasis ešelonas. Jau išlaisvėjimas buvo didesnis, pripažinimas antrojo ešelono Budvyčio. Jiem gal teko didžiausia bausmė už kitą fotografiją, bet keletą. Tai ir turim labai daug netekčių. Ta tylioji rezistencija, kaip aš jau vadinu. Tai mūsų tai kartai, jaunesniai kartai, nedaug jau labai jaunesniai, bet 89 metai buvo labai palankus prieš griūnant sienai, Berlyno sienai. Buvo konferencija Vroclave. Rytai, vakarai, tiltas tarp rytų ir vakarų buvo suvažiavę didelis kiekis autorių, galerijos atstovų, autorių kaip kūrybinio atstovų, rašančių apie fotografiją, kolekcionierių, supult į tą porą konferencijų. Tos buvo labai svarbios tam, kad ta jau trečioji banga arba mūsų dabartinė banga galėjo įsilieti be tarpininkų tiesiai į Europos kontekstą. 20-ojo amžiaus antrosios pusės fotografijos postmodernizmo banga – vaizduoti paprasčiausius daiktus, vengti prasmės ar apskritai nutilti. Estetinė patirtis kuriama iš kasdienybės banalumo, nuo kurio menas paprastai padeda pabėgti. Kalbėjimas apie nuobodulį, monotoniška raiška, banalių objektų ir kasdieniškų erdvių vaizdavimas, atsitiktinumas ir laiko lėtinimas, randamos ir analizuojamos 9-ojo dešimtmečio Lietuvos fotografijoje, taip pat išryškinant jos reikšmių turtingumą ir ryšius su pasaulio kontekstu. Pačėsa ar Budvytis ar Balčytis kaip tik stebėjo miestą tarsi iš tolo ir tas miestas atrodė toks suplokštėjęs, monotoniškas, sudarytas iš tokių pasikartojančių erdvių, tarybinių ženklų. Tai ir pavadinau nuobodulio estetiką, nes man pasirodė, kad jie kaip tik fotografuoja tai, kas mieste nuobodžiausia. Ne gražų į senamiestį, neužlipa nuo stogo nufotografuoti, kaip miestas atrodo iš viršaus, tarkim, saulei tekant, tai kas yra žmogui gražu, romantiška ir pakylėta, bet fotografuojami tą gatvę, pilką niūrią dieną, kai niekas neina pro šalį, kai niekas nevyksta ir viskas yra taip, kaip jauti, kad yra kasdien. Vaikštant po miestą yra kasdien. Jų objektas yra kasdienybė.
ir kartu taip fotografuodami specialiai taip atitrauktai, tarsi su distancija ir šiek tiek monotoniškai, jie perteikia tokią būseną, kritinę būseną, noro atsitraukti nuo tos kasdienybės ir nuo tos situacijos, kuri jų netenkina, kuri jiems yra svetima. Jie jaučiasi svetimi tam miestui ir visuomeniai. Toks būtų įspūdis. Vienas iš ryškiausių autorių, pradėjęs kūrybą 90-metyje, lietuvių šiuolaikinės konceptualios fotografijos kūrėjų pasaulį parodė kiek kitokiu kampu. Gintaras Trimakas, neketindamas tapti revoliucionieriumi, priminė, kad aplink egzistuoja teritorijos, kur gali kurti savo taisyklės, kalbėti nerišliai arba mistiškai. Patys objektai tam laikmečiui buvo nebūdingi, kad būtų dėmesio objektai. Tai jeigu mes turim tą vadinamąją kabutėse fotografijos mokyklą Lietuvos, tai kas ten buvo dėmesio objektas? Humanistinis požiūris į žmogų, laimingą, sotų, gražiai aprengtą, su gražiu sociumu. O koks buvo objektas Vytauto Balčyčio arba Alfonso Budvyčio? Tai Vytauto Balčyčio viršuliškės, kryžkelės su rūke ir su kokiais nors ten laidais. Koks nors objektas, kuris šiaip jau normaliam žmogui net neįtartų, kad tas galėtų būti kaip dėmesio objektas ir jį galėtumei traktuoti kaip sociumo ženklą, tai jie rėmėsi tais faktais ir jie buvo kitiems nuobodus. Nieko nesakantis tie objektai. Dėl to tas nuobodulio estetika yra tame, kad ten dalyvis buvo, reiškia, vidinė nuostata, šviesa. Fotografo santykis su fotografuojamu objektu – amžinas klausimas, kuriam kiekvienas kūrėjas ieško savo sprendimo. Fotografam reikia tą klausimą išspręsti, kaip jie priartės prie žmogaus. Ir daugelis fotografijų, čia visą pasaulį turiu omeny, priklauso ištisi ciklai nuo to, kaip fotografas pasielgia. Tai vieni, pavyzdžiui, susikonstruoja kameras, kurios turi tokį kampinį, kaip čia pasakyti, objektyvą turbūt, kai vaizdas formuojamas veidrodėlyje ir fotografas tarsi žiūri į vieną objektą, o iš tikrųjų fotografuojamas kitas. Taip, pavyzdžiui, galima pagauti tikrovę nemačiom, nes žmonės tada nežino, kad yra fotografuojami. Čia yra toks reportažinės fotografijos tarsi tikslas – pagauti tikrovę, kai ji nemato stebėtojo, natūraliai kaip būna. Kitas būdas, aišku, yra kalbėtis su žmogum gatvėje ir kažkaip užmegzti kontaktą tokį, kad paskui tas žmogus galėtų natūraliai elgtis priešais objektyvą ir susidarytų įspūdis, kad fotografui pavyko užfiksuoti natūralią sceną. Tai kiek supratau, šitaip elgėsi Sutkus, Rakauskas, o pavyzdžiui Kunčius daro kitaip. Jis naudoja teleobjektyvą dažnai, pavyzdžiui fotografuodamas jūrą ir prie jos esančių žmonės, jis juos stebi iš toli, taigi pats lieka nepastebimas, objektyvas pritraukia, ką jis nori pamatyti. Priešingybė būtų Macijauskas, kuris mėgsta plačiakampį objektyvą ir iš viso tiesiog prilenda prie žmogaus ir fotografuoja vos ne su juo susiliesdamas. Nežinau, kaip ten iš tikrųjų yra, bet, žodžiu, iš labai arti priartėja ir tiesiog pats įsiterpia į situaciją. Postmodernizmo krypties fotografai keitė ne tik patį objektą, santykį su juo, bet ir pateikimo formas. O pateikimas be abejo irgi kitoks, nepripažinau unifikuoto standarto. Pradėjau spausti pats savoką formato, kurį tu galėtumai, galutinis formatas rodymui arba paviešinimui, jau senai buvo man apspręstas, kad aš pats nusprendžiau ne ribelių dydžiai, galerijos dydis, o pats nuo sumanimo pradžios gali atsirasti 4 metrai ant 70 cm pločio.
ten gali būti juodas angelas, turiu instaliaciją 1,66 m ant 10 metrų. Taip, kad pats principas jau pateikimo nuo pačio sumanimo pradžios jau buvau apsisprendęs turėti savo specifinį formatą. Fotografija įvairiais pavydalais bei formomis šiandien kaip niekada anksčiau aktyviai dalyvauja tiek viešame, tiek asmeninėme gyvenime. Fotografija fiksuoja ne tik visuomenės veidą, bet drauge kuria ir jos tapatumą. Kur link krypsta šiuolaikinė fotografija, užaugusi ant postmodernizmo pamatų, sovietmečių ir kur joje galime rasti meną? Negaliu įvardinti, kad kas nors dabar taip ryškiai kažkokios ryškios tendencijos, labai negalėčiau pasakyti. Dabar sudomėjimas labai platus. Dabar atranda po tos vadinamosios po fotografijos, fotografija po fotografijos. Tai skaitmeninės fotografijos, skaitmeninės eros atsiradimo metu jau Europoje daug pasikeitimo įvyko. Tai Lietuvoje neišvengiamai, tik tiek, kad kitaip įvardina tą fotografija po fotografijos Lietuvoje šiek tiek, nes čia yra susieta tik su skaitmeninių technologijų atsiradimu. Tai jaunimas vienintelė Lietuvoje galbūt tokia specializuota mokykla aukštoji, tai yra mūsų Vilniaus dailės akademijai. Dabar objektas, jeigu šiuolaikinių kažkokių jaunų fotografų, tai labai sunku apibrėžti, šiaip labai platu jų. Nemažai yra, kiekvienas turi kažkokį savo tą susidomėjimo lauką. Tai visų apibrėžti kaip ir labai nelabai galima turbūt, bet jaučiasi tokia kažkokia iš estetinės pusės tokios švaros kažkoks poreikis, atrodo viskas taip sustatyta, švaru, spalvos, kažkokios skaitmenos, bet aišku, čia, sakau, visada yra išimčių ir yra ir tų, kurie visgi eina kažkur ne į kažką naujo, bet grįžta ir atgal, aišku. Kaip yra pastebėjęs kritikas Skirmantas Valiulis, Lietuvos fotografija, kaip reta kuri kita, yra dėkinga žmogaus gyvenimo studijoms. Gal todėl, jog modernizmas į ją įaugo labai iš lėto. Postmodernizmas atėjo pavėlavęs, iš esmės tik subyrėjus sovietiniai imperijai. Mūsų fotografijos klasikų pasąmonėje išliko stiprus poreikis brautis į gyvenimo gilumą, stebėti žmogų ir jo aplinką, ieškoti jautraus sąlyčio su fotografuojamu objektu. Tos traukos visiškai neužgožė postmodernizmo estetika. Turiu aš tą savo tam tikrą vadinamąją filosofiją, bet daugiau susijęta su šviesa ir atmintim. Šviesos ir atminties, tegul būna formalioji sinabro atmintis, bet dirbu analoginiai technologijai ir tas laukas dar neišsemtas ir juolab, kad aš tam tęstinume, kurį pradėjau ir čia dabar žiūrint, kad jau 20 metų prasidėjo, jau 20 metų šiemet kaip padariau pirmąjį savo abstraktų dienoraščio puslapį, kuris buvo įvardintas kaip metai. Tai 14 metrų ilgio dienoraščio lapas toksai siauras, tai jau 20 metų. Tai ir nors postmodernizmas įsitvirtinęs 9-ojo dešimtmečio pabaigoje atrodo turėtų būti jau praėjęs etapas, jo atgarsiai skamba šiuolaikinėje fotografijoje. Gal kitomis spalvomis, o gal kaip tik jaunajai kartai tampa vis aktualesnis nueito kelio pažinimas, grįžimas prie fotografijos ištakų. Galbūt laikas yra įdomiausias fotografijoje. Tai laike yra labai daug visokių spalvų ir visose spalvose atsiskleidžia ta fotografija kaip medija. Vis tiek atėjo tie dabar laikai kompiuterizuoti ir išnyko tamsa.
fotografijai, kur atsiranda ta nuotrauka ir kambarys tamsus, kuriame visi seniau darydavo nuotraukas, jo nebeliko. Tai ta fotografija turbūt eina tokia linkme, kad žmonės mažiau apie pačią šviesą supranta, kas jinai yra ir kodėl ta fotografija atsiranda. Manau, tik tai dabar to trūksta šiek tiek. Šiais laikais yra ypač daug fotografuojančiųjų. Norint tobulėti tam tikroje srityje, reikia nesustoti mokytis, domėtis, analizuoti kitų patirtį. Individualumui subręsti reikia laiko. Laikas ir patirtis išgrynina tai, kas yra geriausia. Nesvarbu, kokiu laikmečiu tai yra sukurta.